O dabar kviečiu pasikalbėti apie meną ir su juo susijusius leidinius. Tikriausiai nemažai kas iš dailės pamokų prisimena, kad tekdavo nemažai piešti, o laiko susipažinti su meno istorija kontekstu ne visada likdavo. Tad kaip ištaisyti tokias spragas? Kaip padėti jauniems žmonėms susipažinti su turtinga ir įdomia meno istorija? Ne tik datomis, kas ir kada gyveno, bet išsiaiškinti, kuo ypatinga Monos Lizos šypsena ar kaip atsirado perspektyva. Pasaulyje surasime leidyklų, kurios specializuojasi būtent tokių edukacinių meno knygų leidyboje. Pasakoja meno istoriją įvairiausiomis formomis. Supažindina su labiausiai pasaulį pakeitusiais menininkais, leidžia patiems vaikams nuspalvinti paveiksliukus ir taip toliau. O Lietuvoje ar turime tokių leidinių? Kas svarbu rengiant tokius meno leidinius? Ir kaip knygyne iš daugybės spalvotų leidinių išsirinkti tikrai vertingą ir įdomų meno leidinį, kuris nedulkės lentynoje? Apie tai Raminta Jonikaitė kalbina menotyrininkę Dainą Narbutienę iš Modernaus meno centro, kuris perleidžia svarbias užsienio leidyklų leidžiamas tokių meno knygų jaunimui serijas. Taigi, kviečiame pasiklausyti pokalbio. Kas yra svarbu tokiam leidime, nes turbūt paėmus moksleiviui arba paaugliui sudėtingą albumą arba nuėjus į muziejų ne visada yra lengva. Kartais gali pasakyti, kad yra ir nuobodu, kad čia reikia daug laiko ir taip toliau. Bet tokiam leidinyje, kas jūsų galva yra svarbu? Tai turi būti knygos nesivaržančios su moksliniais tekstais, parašytos labai aiškia, paprasta, vaizdinga kalba, kad tai turi būti skirta ne specialistams, bet žmonėms, kurie, pirmiausia gal netgi ir tėveliams, kurie su menu nėra gyvenime labiau susidūrę ir neturi specialaus meninio išsilavinimo. Ir kitas dalykas, kad buvo ieškoma tokių autorių, kurie pateikia tas meno istorijas per savo prizmę, per savo asmeninę prizmę. Reiškia, įvyksta lengvesnis susitapatinimas. Tu lengviau gali papasakoti žmogui apie meną, pats jo gerai neišmanydamas, nes esi smalsus pakankamai. Ir tas smalsumas implikuoja tam tikrą pasakojimo stilistiką ir galbūt vaizdinę pasirinkimo stilistiką. Čia mes galim labai konkrečiai pasižiūrėti. Kiekviena iš tų leidyklų turi savo, sakykime, tokią, kaip kryptį stilistiką. Jeigu paimtumėm knygas iš 13 dalykų, kurios dera žinot serijos, tai jie labiau orientuojasi į tokį šaltesnį, galima sakyti, santykį, nes tai yra kaip nedideli meno istorijos katalogai arba meno istorijos kaip knygos. Tačiau yra kiti labai svarbus dalykai, kurie sudomina skaitytoją. Teisingai formuluojami klausimai. Pavyzdžiui, kodėl ta Mona Liza taip šypsosi, arba kas yra ta mergina su perlo auskaru, arba kas atsitiko, kad impresionistai staiga išėjo tapyti į lauką. Reiškia, kažkas turėjo atsirasti dalykų, kurie padėjo jiems išeiti į tą lauką. Ir taip toliau. Pateikiama laiko juosta, kuri leidžia susivokti kontekstą. Mums buvo leista, leidžiant lietuvių kalbą šitas knygas, įterpti ir lietuviškus kontekstus. Tu gali palyginti ir galbūt daugelį etapų nesivystė menas vienodai pasaulyje ir Lietuvoje, tačiau galima pasižiūrėti, kas tuo metu vyko istoriškai, sakykime, Lietuvoje ir tada suprasti priežastis, kodėl kai kurie dalykai negalėjo atsitikti. Bet gal reikėtų, nežinau, o gal ir yra, kalbant apie lietuvių meną, tokių leidinių, kurie taip populiariai galbūt irgi supažindintų? Vienas iš tikslų, leidžiant verstinę literatūrą, paskatint Lietuvos menotyrininkus arba žmonės gebančius rašyti, suprasti, perteikti ne tik meną, bet ir kitas kultūros sritis. Kitas dalykas, padaryti juos patrauklius savo vizualizacijoms. Kitaip sakant, kad ta knyga būtų patraukli ne tik tai skaityti, bet ir vartyti, nes šiandien visi žinom, kaip yra sudėtinga įsiterpti į didelį srautą ir patraukti skaitytojo dėmesį. O ką pasakytumėte tiems, kurie gal skeptiškai žiūri į tokius populiarius leidinius ir sako, kad čia neskleidi išsamei meno istorijos, kad čia gal ištrauki ir fragmentiškai pristatai ir tam tikrą prasme iškraipai tą pažintį su meno istorija? Tam tikrą prasme tai yra ir privalumas, nes tam tempo ir informacijos laikmetyje tokie dalykai gali labai sėkmingai užkabinti ir ieškoti toliau. Pavyzdžiui, knygelė
knygelės, iš lenkų kalbos verstos knygelės Namukas, dizainas ir menas. Savo raiška labiau primena tinklalapio vaizdą ir toks fragmentinis, minimalus turinio kiekis ir maksimalus vizualas šitose knygose yra labai įdomus santykis. Ir galima sakyti, kad, čia taip paviršiumi yra prabraukta ir mes iš to galime neturėti daug naudos. Bet kaip tik manyčiau, kad tai yra gera proga būti sudomintam. Tai yra pirmas žingsnis galbūt į tolesnį keliavimą meno pasaulio keliais. Visi tiek dizaino, tiek architektūros dalykai pateikiami šitose knygelėse yra nenufotografuoti, bet perpiešti. Ir kartais gali atrodyti, kad jie yra netikri, kad čia yra fikcija, neegzistuojantis dalykai. Bet kaip tik, žinau daug atsiliepimų, žmonės pamatę šitos dalykus, jie ima domėtis, ieškoti internete, suranda originalius vaizdus šitų objektų ir suranda autorius ir pasidomi jų biografiją. Kalbant apskritai apie tokias knygas ir jaunimui, vaikams, ir jų daug yra, nes tai yra patogi auditorija. Kaip atskirti tokio tipo, sakykime, leidinius? Pavarčius knyginę, kad tai yra geras leidinys ir kad tai yra kokybiškas leidinys, kad tai nėra tik tai gražus kažkokie paveikslėliai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Vis dėlto reikėtų pavartyti. Ir į ką žiūrėti? Žiūrėti reikėtų vis dėlto į turinį ir kiekvienoje iš tų knygų yra trumpas pristatymas, kas yra autorius, apie ką yra čia kalbama, kokie tikslai yra knygų. Žinoma, labai sunku suprasti iš pirmo žvilgsnio, už tai ta žinia apie knygas keliauja iš lūpų į lūpas, atsiranda įrašai blogose. Stebite, žvalgotės, kas vyksta pasaulyje, tokių edukacinių leidinių, supažindinančių su menu leidinių toje erdvėje. Kokie yra, pavyzdžiui, įdomus dalykai, iki ką linkstama, kaip jūs sakote, tam visam tokiam vaizdų gausybei? Žinot, dabar yra toks, manau, kad labai įdomus laikas. Svarstome ne ką išleist, bet kaip išleist. Gal aš siaurindama truputėlį jūsų klausimą paminėsiu kelias leidyklas, kurios specializuojasi labai stipriai meno leidinių leidyboje. Tai vėl ta pati vokiečių leidykla Prestel, kuri per metus išleidžia, įsivaizduokit, apie 1000 vienetų. Tai yra knygos vien tik tai skirtos menui. Jie jokių revoliucijų per daug nedaro. Jie gana konservatyviai, laikydamiesi savo sukurto įvaizdžio ir tokios tradicinės knygos meno albumo supratimo prasme ir laikosi, ir leidžia. Ir va tas, tai iš vienos pusės tas kaip ir nebetampa problema jiems, bet žinoma, jie leidžia elektroninės knygas. Tačiau dabar, kiek žinau, Lietuvoje jau yra pradėta taip vadinamų personalizuotų knygų leidyba. Tai kai pagrindas yra tradicinė knyga, popierinė, tačiau tuo pačiu tu gauni, pirkdamas tą knygą, tu gauni ir programėlę. Programėlė yra irgi elektroninė knyga ir joje gali susikurti ten, sakykime, užsidėti savo šukuoseną, pakeisti aprangą, pakeisti apstatymą kambarių. Yra žaidžiama, reiškia, tos pačios knygos irgi yra skirtos kaip ir vaikams žaisti. Tas kaip matyti ir yra, kaip sakytas, išmanumo dalykas. Kiek mes to išmanumo, kuris yra sukurtas šiai dienai pasaulyje, galime panaudoti leidyboje. O kur yra ta riba? Kiek galima to išmanumo, sakykime, leisti, o kur jau galbūt yra stop? Niekas negali pasakyti, kur yra ta riba. Aš už tai, kad tikrai būtų išnaudota kuo daugiau galimybių, nebijant prarasti popierinę knygą, nes kai tu matai gatvėj pirmokėlę, kuri rašaluotai savo pirštukais puikiai naršo išmaniam telefone, tai vienas dalykas smagu, kad tie pirštai rašaluoti. Kitas dalykas smagu, kad jinai iš tikrųjų jau yra išsilavinus. Šitame reiškia prietaisų panaudojame ir tas visas panaudojimas gali būti labai nukreiptas tikslingai. Ne tik žaidimams, bet ir knygų skaitimams. Ir tokia tendencija pasaulyje yra labai stipri. Ir kas turi pakankamai lėšų ir galimybių tai padaryti, išnaudoja skaitimo lavinimui, ugdymui ir kaip sakyto, raštingumo ir skaitomumo kėlimui. Tai čia yra tik tai didelė dalim ir finansinių galimybių ir drąsos dalykas. Užsidaryti šitame tikrai nevertėtų. Jūsų pažintis su menu ir ar yra tokių svarbių knygų, čia kalbant apie meną arba albumų, kurie buvo svarbus jaunystėje ir galbūt jie keliauja ir dabar yra svarbus? Galbūt netgi svarbesni yra net ir ne konkrečiai meno dalykai, bet apskritai visai kito žanro knygos. Tėvų namuose, senelių namuose, tėtų namuose buvo nemažai
nemažai knygų, albumų ir būdavo ką pavartyti. Tai smagus būdavo Bušo tokie komiksai, kuriuos iki šiol atsimenu ir su didžiausiu malonumu dar irgi kartais pavartau. Buvo knygelė vieno lenkų karikatūristo, kuris per 3 paveikslėlius atskleisdavo Filiutekas, Filiuteko nuotykiai. Visi mes vartėm vaikystėje Čiurlionio senuosius leidimus, atsimenu, tai nebuvo net knygos, tai buvo tokiais atskirais ryškialakštais išleisti, kaip reprodukcijos. Paskui būdavo nemažai, žinoma, lenkų kalba, rusų kalba išleistų albumų. Juos būdavo smagu vartyti. Žinot, ten būdavo visokių, reiškia, įdomių paveikslėlių, kurie ten iš senovės arba iš kitų kraštų, kurie yra tau nežinomi, spalvoti. Tai čia tokie labai vaikystės prisiminimai. O netgi visai nesenai suradau dėvėtų, reiškia, second-handinių knygų parduotuviai knygelę, kurią būčiau laiminga, jeigu kas nors perleistų. Vagos buvo išleista tokia verstinė iš čekų kalbos, ko negalima daryti, kaip negalime elgtis. Ten irgi buvo tokia kaip komiksinė, pilna piešinių. Ir kas buvo nuostabu, kad tais laikais viskas būdavo tik tai apie tai, ką galima daryti arba kaip reikia daryti. Bet staiga atsirado tokia knygelė, ko negalima daryti. Ir ten buvo visi piešiniai. Pavyzdžiui, negalima pilti šiukšlių į baseiną, karstytis ten svetimų žmonių balkonų. Žodžiu, viskas vaikščioti nešvariam, šiukšlinti, keiktis ir panašiai ir panašiai. Tu aiškiai supranti, kad to tikrai nedarysi ir žinai, kaip daryti, bet pateikimas buvo tikrai puikus, nuostabus. Tai gal viena tokių irgi įsimintinų knygų. Ką tik girdėjome Ramintos Jonikaitės pokalbį su Modernaus meno centro menotyrininkė Daina Narbutienė. Prieš kolegės Ramintos reportažą pateikėme jums klausimą, kur yra garsusis Orsė muziejus. Ir žinau, kad mums paskambino ponia Elena iš Klaipėdos su teisingu atsakymu. Labadiena, ponia Elena. Labadiena. Labai smagu, kad mums skambinate ir dabar norėčiau iškart iš jūsų lūpų išgirsti atsakymą. Tai mielajame, gražiajame, žaviajame Paryžiuje. Visiškai teisingai. Galbūt jums teko ten apsilankyti? Teko, bet jau prieš keletą, jau turbūt yra 14 metų, taip kad tada buvo įspūdis, tai nepakartojamas, o dabar tai jau yra išblukę tie įspūdžiai. Žinoma, būtų malonu juos atnaujinti, bet Na tai tikimės, kad tikrai nuvyksite ir atnaujinsite tuos įspūdžius ir dar pamatysite iš tiesų, aš pati pamenu, kad ten tikrai labai daug impresionistų darbų. Taip, sužavėjo. Kurie iš ties įkvepia. Taigi mes su džiaugsmu išsiųsime jums knygą apie dailę ir tikimės, kad jūs ir toliau klausysitės mūsų. Labai ačiū, kad skambinat ir tikėkimės, kad vėl susiklausysime per LRT radiją. Ačiū jums. Taip pat žinau, kad teisingą atsakymą turime ir socialinėme tinkle Facebook. Tam klausytojui atsakiusiam į klausimą mes taip pat išsiųsime knygą Menas.